Labas rytas, parašyk dar man, tai ar girdisi? Labas rytas, parašyk dar man, tai ar girdisi? Turėtų girdėtis, pati save girdžiu. Na, dar minutėlę. Nutariau ir daryti įrašus, kad galėčiau įkelti į YouTube. Tai kas neprenumeruojate, kviečiu paspausti ir prenumeruoti. Susitelkime į save. Labas rytas visiems, kas žiūrės šį įrašą ar kas esate anapus ekrano. Kažkaip neįprasta šiek tiek transliuoti per Zoom, nematyti jūsų akučių. Įsitaisykite patogiai. Suformuokite ketinimą, kad šį pusvalandį, šią valandą turite laiko, atsiduodate savo vidiniai tėkmei, vidiniam vedimui, savęs naujo pažinimui. Galbūt susitikimui su savo šešėliais ar baimėmis ar abejonėmis. Suformuokite ketinimą, kad viskas vyksta pačiu harmoningiausiu būdu, tikslingiausiai man ir visumai. Vyksta taip, kaip turi būti. Apsisprendžiu tikėti ir pasitikėti procesu. Duodu savo laiko susivokti, išjausti, pastebėti naujus vidinius pokyčius tiek kūne, tiek mintyse ar savo vidinėje erdvėje. Apsisprendžiu ir veikiu iš tikslinės sąmonės. Tai yra kartu su kūrėju. Įteikiu visą savo procesą į kūrėjo rankas ir jis kuruoja, todėl atsipalaiduoju, esu saugus. Nuraminu savo protą. Leidžiu jam stebėti procesą, stebėti naujumą manyje. Pakviečiu bendradarbiauti, pasikylėti. Mylimas, šviesus, blaivus, mano protas reikalingas
Keliaukime kartu, keliaukime į aukštesnį dažnį, susiliekime su savo aukščiausiu protu. Tai sau patogiai, stuburas tiesus, galite gulėti, o jeigu sėdite, tegu stuburas būna tiesus. Jaučiu save kūne, jaučiu savo kūną. Nieko nekeičiu. Paleidžiu bet kokias pastangas. Susitelkiu viduje, o išorėje atsipalaiduoju. Įkvepiu per šnerves, iškvepiu šiaudeliu per burną. Jeigu norisi, galiu iškvėpti garsu. Jeigu kūnas prašosi, pataisau poziciją, pasirąžau. Atsipalaiduoju. Su kiekvienu iškvėpimu vis labiau ir labiau atsipalaiduoja mano fizinis kūnas, o vidinėje erdvėje susitelkia tvirtybė, ramybė ir savo kvėpavimą apsijungiu su kūrėjo kvėpavimu. Apsijungiu su ta tyriausia, šviesiausia, prigimtinė šviesa, kas esu esmėje. Mano ketinimas, mano žodis ten turi galią. Tikiu ir pasitikiu. Paleidžiu bet kokius lūkesčius. Paleidžiu visas tiesas. Atveriu. Atsiveriu naujam savęs patyrimui, naujam suvokimui. Apsinuoginu. Atveriu naujas duris savo širdies erdvėje ir visus senus rūbus palieku už durų. Tiesas, žinojimus. Pajaučiu savyje ramią drąsą, tvirtą tikėjimą, saugumo jausmą. Esu vienyje su kūrėju, esu vienyje su savo dieviškąja šviesa. Myliu save, todėl atsiveriu sau dar labiau ir labiau. Dedu žingsnius. Į naują realybę, į naują savęs patyrimą, į nežinią. Bet dedant žingsnį susiformuoja pamatas mano tvirto tikėjimo, tvirto pasiryžimo, ramios drąsos ir suvokimo. Aš ir kūrėjas esame viena.
Jeigu kyla įtampų ar baimių, jas pastebiu ir užpildau meilę. Nesureikšminu. Lengvai ir paprastai, su vidiniu žingeidumu, laimės pojūčiu, savęs priėmimu, visišku priėmimu. Išsigryninu tiesą apie save. Šito lengvumu, tyrumu, vaikišku džiaugsmu prisipildau savo fizinį kūną. Išskleidžiu iš savo širdies centro. Paprašau Kūrėjo išskleisti, užpildyti kiekvieną mano kūno ląstelę, gydančią, harmonizuojančią, atpalaiduojančią energiją. Ta dieviška šviesa. Paspaudžiu tarsi mygtuką ir kiekviena ląstelė ima vibruoti šviesos dažniu, prigimtinės tavo šviesos, vienio su Kūrėju dažniu, meilės, laisvės, sveikatos, harmonijos, ramybės, gerumo. Dar atsiveria vienos durys. Imu jausti pilnatvę savyje, savipakankamumą. Viskas su manimi gerai. Čia, šią akimirką esu pilnatvėje. Čia, šią akimirką mano kūnas vibruoja. Sveikatos, dieviškos atvinės energijos dažniu. Meilės dažniu. Priimu save. Priimu save tyrą, sveiką. Priimu ir atsakomybę, kad tai gebėsiu tęsti. Ką galiu padaryti, kad tai tęstųsi. Taip galiu įnešti šitą būseną. Į kasdieną šitą jausmą, šitą mintį vis atveriu ir atveriu duris. Į gylį, į plotį. Iš kiekvienos mano ląstelės ima sunktis šviesa,
iš mano kūno imu spinduliuoti vidumi. Drąsiai spinduliuoju, paleidžiu įprotį kaupti. Kaupti ar kaupi daiktus, ar kaupi energiją. Kartais mūsų gyvybinės struktūros įpranta kaupti energiją ir patausoja savo kūną. Paleidžiu tas baimės. Žinau, iš kur gauti. Žinau, kur šios durys. Sveikatos, pilnatvės, laisvės. Saugumo, džiaugsmo, išminties, ramybės. Žinau, kur šitas mygtukas mano širdyje. Visada galiu į jį susitelkti. Susitelkti, darant paprastą žemišką veiksmą. Susitelkti per mintį, prisiminimą, viziją, apsisprendimą. Esi kūrėjas. Tavo valia ir tavo vidinis apsisprendimas turi įtakos. Todėl laisvai, plačiau, dar plačiau įsileidžiu tą dievišką statinę energiją per savo kvėpavimą. Dar aukščiau pakyla sąmonė į naują poziciją. Priimu ir atiduodu. Užsipildau tiek, kad tiesiog trykšta iš manęs vidinė šviesa. Sąmoningai spinduliuoju per kiekvieną savo kūno ląstelę, per odą, per akis, per plaukus, per pėdas. Lengvai ir tyrai, paprastai, su džiaugsmu. Patiriu save šiame kūne iš pilnatvės būsenos, iš savo vidinės galios centro, iš tvirtybės, tvirta ašis, tvirtas kanalas, mano didžioji sąmonė, kartu su kūrėju. Ir mano galios centras, krūtinės centre. Mano vidinis apsisprendimas, aš esu šviesa, kuriu kartu su kūrėju. Nežinau, galbūt nežinau, kaip tai daroma. Sužinosiu, patirsiu, išmoksiu. Turiu tam laiko. Turiu amžinybę.
Turiu pagalbininkus, savo artimus. Jie taip pat kūrėjai. Kaip vėduoklė išskleidžiu savo kanalą. Kaip piltuvėlį per kanalą įteka takiai ir išsispinduliuoja į išorę. Išmintis tavyje pasakys, kokį pirmą žingsnį dėti, kad gebėtum išlaikyti pilnatvę savyje. Užsipildyk, visada užsipildyk prieš duodamas. Paleisk įprotį sulaikyti savo vidinę energiją. Išspinduliuok, tikėk, mokykis iš upelio gamtoje. Stebėk gamtos ritmus, taip pat ir savo vidinius pokyčius, įpročius, mintis. Prisimink, kad tavo žemiškoji kūno sąmonė, kad tavo kūnas susideda iš kelių sluoksnių, yra daugiamatiškas. Užsipildyk per savo jausmų pasaulį, minčių, per savo tyrą kvėpavimą, sujungtą kvėpavimą, per savo vidinį apsisprendimą, susitelkimą. Užsipildyk, išskleisk ir savo aukštesniuosius kūnus. Pastebėk, kaip save matai iš trūkumo ar pilnatvės ir grįžk į šią būseną. Patirk ją kasdienoje. Fiksuok tai savo dėmesiu, naujų įpročių, veiksmų. Priimk savo didžiosios sąmonės palaikymą, kūrėjo palaikymą. Tu nekuri vienas. Tavyje visa vidinė struktūra. Neskubink savęs, patirk nors sekundę tą pilnatvės jausmą. Prisimink tą vyšnę, žydinčius vaikystėje sodus. Prisimink tą jausmą, kai suradęs alyvų
penkialapį žiedelį, patapdavai laimingas. Išskleisk šį savo vyro vidinio tvirto tikėjimo realybę savyje. Apsispręsk. Įmanoma. Įmanoma. Ir man, ir tau būti laimingu, nežiūrint nieko, nežiūrint tavo sveikatos būsenų, santykių, finansų. Tai tavo, mano vidinis apsisprendimas būti laimingu, patirti save, išgirsti save, pamatyti save kitaip, Dievo akimis, priimti save. Priimti save be sąlygų visų pirmiausia, duoti savo laiko, apkabinti save, išjausti, nebebėgti, o pakviesti visus savo šešėlius, užspaustus jausmus, pasikylėti kūrėjo meilę. Suteik savo šansą. Girdžiu, kad kažkas erdvėje sako, kad nebeturiu ko prarasti. Ir tai tiesa. Ką gali prarasti, kai visas pasaulis tavyje, kai tu amžina esmė, šviesa ir meilė. Paleista praradimo, netekties, baimės jausmą, prisirišimą prie aukos, kūno, senų pozicijų, senų minčių, patirčių, praeities. Uždaryk duris ir paprašyk kūrėjo, kad kartu su tavimi pamatyk, kaip uždedi antspaudą. Tai išmokta, tai patirta, kuriu naujai, kaip įdomu. Susitelk. Į savo vidinį tyrumą ir pajausk save kaip tašką žvaigždyne. Remk savo tyrumą ir savo išmintį. Ji taip pat keičiasi, išsigrynina.
Pasveikink save, pasveikink savo naują realybę, naujus jausmus, naujas mintis, naują poziciją, tvirtybę. Tu esi dovana man, pasauliui, sako kūrėjas. Tu esi stebuklas, kuriantis stebuklus. Paleisk prisirišimus prie senų pažadų, svajonių, lūkesčių. Aš atversiu tavyje tas gelmes, žinias, pasitikėk manimi. Mes kursime kartu dėl visumos. Nustok būti svarbus tik savo. Pažvelk plačiau. Tu šito beribio žvaigždyno dalis. Ir tavo spindėjimas, tavo pilnatvė tikslinga visumai. Aš tave girdžiu. Girdžiu iš kai kurių jūsų nusivylimą, pretenzijas. Vis dar girdžiu tą aidą iš trūkumo sąmonės. Patikėk. Visų pirma, patikėk savimi. Kad įmanoma kurti be lūkesčio ir prisirišimo. Visko bus duota, visko yra, pilnatvė ir gausa. Tik atsiverk savo, atverk savo vidinius lobius, kaip viduje, taip ir išorėje. Jaučiu kai kurios
sąmonės dalys naujos aktyvinasi jūsų mąstyme, pasaulėžiūroje, keičiasi pasaulėžiūra. Viena iš pagrindinių sąlygų gauti tai, ko trokšti, tai vibruoti tos pilnatvės, meilės, savipakankamumo dažniu. O kaip tai padaryti, mes jau mokame susitelkti į tai kasdien, užsipildyti save, pasirūpinti vidinę pilnatvę, grįžti į tai, fiksuoti tai, suvokti, kad kuri ne vienas, kuri kartu, kad esi visumos dalis. Tikėti ir pasitikėti, kurti iš tos tikėjimo ir pasitikėjimo būsenos. Jau paleisti tas senas patirtis, į tai nebesigrįžioti, patirti save vis naujai ir naujai, užfiksuojant save naujoj pozicijoje. Čia reikalinga ir valia, ir drąsa, ir ryžtas, ir suvokimas, kad įnešti pokyčius reikia laiko, tvirtybės, kasdienės praktikos. Kas padeda tai išlaikyti? Man bendrystė. Bendrystė su jomis, bendrystė su pasauliu, su gamta. Sako, nusimk akinius ir pažvelk į save. Pasveikink save naujai. Ir į viską žvelg paprasčiau. Viskas daug paprasčiau, nei tu manai. Ačiū, kad esate ir iki pasimatymo. Kabinu, dėkoju.
ir fiksuoju tave pakitusi. Tu jau esi tai. Tu jau esi tai. Mes esame viena dieviškoji šviesa. Ačiū, kad atliepi. Ačiū, kad rašai. Ačiū, kad daliniesi, klausi. Ačiū, kad per mane gali patirti save. O aš per tave galiu patirti irgi save. Kitaip. Ačiū, kad prisidedi prie mano vidinio augimo. Iki.